Sveiki, aš esu Rasa Dičpetrienė, organizacijos Gelbėkit vaikus vadovė. Mūsų organizacija padeda daugiau nei 100 šeimų per metus. Viena iš tų istorijų – vieniša mama su 4 berniukais. Mes ją radome laukuose, avarinėje troboje, kurie nieko neturėjo. Nei vandens, nei šulinio kieme ir žiurkės krisdavo vaikams į lovą naktį. Mums pavyko tą šeimą iškelti į saugesnius, šiltesnius namus miestelėje. Mama nepaprastai darbšti. Ji dirba fizinius darbus, renka akmenis laukuose, sodina medelius. Kai vaikai negali išvažiuoti mokykloje į ekskursiją dėl to, kad trūksta pinigėlių, jinai surenka metalo laužą iš pakrūmių ir tada vaikai nuvažiuoja pamatyti mūsų jūros ar mūsų sostinės. Negandos tos šeimos nepalieka. Mama susirgo lėtine liga ir nebegalėjo dirbti tų paprastų fizinių darbų. Šeima liko tiesiog su vaikų pinigais. Vištos buvo tai, kas padėjo tai šeimai sočiau gyventi, vaikam turėti ant stalo maisto. Šeima pati niekada nebūtų įpirkus tų vištų, nes 20 vištų ir lesalas 3 mėnesiam kainuoja virš 200 eurų. Mums teko pirkti ir kumelaitę, mums teko pirkti karvę tam, kad šeima turėtų ką valgyti. Ir jeigu ne jūsų visų pagalba, mes negalėtumėm padėti tokiom šeimom. Tad labai prašau, tapkite mūsų kasmėnesiniais aukotojais po mažą sumą, bet kiekvieną mėnesį, kad mes galėtumėm laiku padėti šeimai. Ačiū, kad esate kartu.